Labas rytas, sveikiname su Jogiu. Jaučiu, čia jau vienas iš paskutinių rytų, kai aš sėdžiu balkonė ir geriu kavą, nes pas mus jau šiandien toks grynas ruduo. Taip net atsikėlus, atrodo, kad tamsu jau realiai, atrodo, kad žymiai tamsiau ir aš galvau, kad mano vaikai nenorėjo šiandien keltis, bet normaliai visai atsikėlė. O aš šiandien galvojau, nuvesiu vaikus į mokyklą, pasimsiu dviratį, važiuosiu biškį pavažinėti, nes vakar, kai ėjom iš mokyklos pro vieną gražią gatvę, ten taip jau gražiai tie lapai rudeniniai krito ir panašiai, nors čia Stambulė nėra ten to tokio wow efekto, to rudens, nes tie lapai, ne tai kaip Lietuvoje ten viskas spalvota, čia taip nebūna. Čia greitai nukrenta tie lapai ir greitai tie medžiai pliki būna, taip labai staigiai nebūna to tokio wow raudonų lapų, tokių labai ryškiai nelabai. Nes dar dabar realiai visi medžiai žali rytais, nedaug dar yra tų pageltusių. Bet kadangi šiandien lietus lynoja, dabar kai ėjom į mokyklą, kai šunis išvedžiau, žiūriu, kad truputį lynoja ir aš dabar nenoriu važiuoti. Tai žiūrėsim, nes oras tai tikrai negražiai atrodo laukia, labai. Geriam kavą ir trauksime ryto kortas. Kažkaip atrodo per daug pieno aš čia prisipyliau. Kažkaip keista, biškį kava tokia per daug pieniška. Arba per silpną pasidariau matyti. Ar aš kavą įsitėjai pasidariau kavą, ar tik pienai pasidariau. Žodžiu, yra kavas ir čia tikiuosi. Tai ištraukėm ryto kortas. Dabar yra beveik 11 valanda ir aš savo dabar pasakiau, kad iki 12 valandos aš noriu, kiek galiu daugiau apsitvarkyti. Tai realiai nėra tenka labai daug tvarkyti, daugiausia tai reikia rūbus nurinkti. Nežinau, aš žiauriai nemėgstu lankstyti rūbų. Galiu grindis plaut, dulkės valyti, jaučiu net langus, mėliau aš nusivalau, bet rūbus lankstyti, taip nemėgstu. Lankstyti, nešiot, dėliot, rušiuot, bet reikia. Tai po to noriu pasidaryti pusryčius. Jeigu dar suspėčiau susitvarkyti batų spintą, nes jau aš ją visą laiką žiūriu, jau žinau, kad reikia, nes ten jau, kai tu tos batus susirušiuoji gražiai ir po to jau ten tiesiog, jau nežinau, jau aš turiu savo skyrelius, bet mano ten vaikai jau pradeda visur mest. Tiesiog nesutingi realiai betvarkyti, berušiuoti. Tai sakau, atėjo laikas man ir juos sutvarkyti, jeigu spėsiu. Ir jeigu nepradės lyti, jeigu netingėsiu, nuvaryti, biškį su dviračiu pasivažinėti. Bet čia tikrai nežinau, nes žiauriai apsiniaukia ir vėsiu realiai, tai matysiu čia taip, kad nepažadu savo. Bet jeigu pavyks, tai pavyks. Tai einam tvarkytis.
Nu va, pavalgėm, apsitvarkėm. Sakiau, kad bandysiu susitvarkyti, tilpti iki 12 valandos į 1 valandą. Tai susitvarkymo čia virtuvės srities, tai jo, aš sutilpau. Dabar yra, aš jums galiu parodyti, po 12:21. Tai aš jau ir pavalgiau, pasidariau valgyti, pavalgiau. Vakar nusipirkau varškės, kažkaip patraukė mane prie varškės, eidama pamačiau parduotuviai. Sakau, mėgsėšt, nelysk prie mano kavos. Sakau, reikėtų gal kokį varškėčių išsikepti, va, išsikėpiau varškėtuko. Bet dar dabar tvarkysiu batų spintą, tai aš nežinau. Šiaip norėčiau labai su dviračiu pavažinėti. Bet dabar aš tiek privalgau, tai tikrai nevažiuosiu. Jau yra beveik 1:30. Nežinau, reikėtų man tą spintą susitvarkyti. Laura, keliam užpakalį, tvarkom spintą. Bet ten yra baisus bardakas. Nu davai, tvarkomės, einam. Taigi, turime situaciją tokią. Kai viskas yra visur, visi batai yra ne ten, kurie turi būti. Ir daug dulkių, tai pradedam tvarkytis. Pavyzdžiui, dviračio spyna, turbūt ne vieta vyro kepurė, prailgintuvas, jis čia neturi būti, jis turi būti kitam kambariuke. Gerai, čia vaiko baseino batai. Ne į temą, čia mūsų Merry Christmas tas pakabukas, tai reikės čia kur nors netoli pasidėti, kad aš rasčiau. Šitie vaiko batai jau maži, reikės atiduoti. Okay, šitie mano uksus gražiųjų batų, žieminių batų skirelis visai tvarkingas. Reikia išsivalyti lentyną. Nu gal nėra tai baisiai, kaip aš maniau. Aš turbūt neseniai tvarkiaus. Tas neseniai tai yra, jaučiu vasarą ar pavasarį tvarkiaus. Šitas taukės čia pasidėkim. Kur mano kiti uksai? Batų trūksta, va. Šitos man reikėtų neištvalyti, nes jie žiauriai tokie baisus pasidarė. Nes kažkada į lietų pateko, pažiūrėkit, kaip spalvas skiriasi. Čia visa tokia dėmė atsiradus. Sportiniai mano visi batai. Vaiko basutės irgi mažas. Vienas batas. O kur kitas? Šiukšlė. Jogi, neinam dabar į lauką. Ne. Pamatai pavadėlį, galvoji, kad eisim. O aš po to nebežinau, ką dėti. Reikia dėti gražius batelius čia aukščiau. Nu, šiaip nėra tai baisiai, kaip aš įsivaizdavau, kad yra baisiai kažkaip. Prisiminiau, kad batų daug turiu kažkaip. Dabar su vienais batais tik vaikštau. Pavyzdžiui, aš tuos nusipirkau prieš kokius 3 ar 4 gal metus. Jie visiškai naujai atrodo. Šios dėvėjau gal 3 kartus, nes jie žiauriai man pačia spaudžia. Bet žiauriai gražus. Nežinau, tegu būna. Dabar čia tiek batų, kur mane sukišta. Šitie. Šito nežinau. Nu visai čia greitai susisukom, per maždaug 15-20 minučių. Nebuvo man tai taip jau baisiai, tai va dabar turime vaizdelį tokį. Čia mano batai visi žieminiai. Čia tokia jau įvairovė, sportiniai. Vyro batai ir apačioj vaikų batai ir tapkės. Dar ten kitoje pusėje yra tokių mažiau dėvimų batų. Tai va, dabar reikia pažiūrėti, ar lyja lietus ar nelyja, nes labai norėčiau su dviračiu pasivažinėti. Dviračiu pasirašiau viską. Tik nežinau, ar pasiimti striukę ar nesimti. Nes ir vėsu, bet ir nėra taip labai šalta. Ir paskutinį kartą aš labai sušilau su striukė būdama. Tada važiuoju, abejoju, ar imti ar neimti. Nu vis dėlto pasiėmiau striukę. Galvoju, geriau gal šilčiau, jeigu ką aš čia į krepšiuką įsidėsiu, kad po to nesusirgt. Kokie stabdžiai mano garsus.
duos man kas nors kelią. Davė. O čia duos man kas nors kelią. Davė. Bent jau žmogų vieną pralinksmino, kažkoks dėduliai mane pasižiūrėjo, labai nusišypsoja. O šiaip gerai, kad pasiėmiau striukę, nes vėsoka. Mano stabdžiai tokie garsūs yra, kad aš realiai bijau išgąsdinti žmonės, kas priekyje eina moteris su šuniuku mažu. Labai garsūs, nesuprantu, čia reikia jau sutepti, nesutepti. Oi, kaip nervuoja, kai žmogus suka prie manęs ir nerodo posūkio. Aš būčiau pravažiavęs gatvę, o nieks posūkį nerodo. Welcome to Turkey. Valandą dabar lauksiu, kol pravažiuos visi lėtapėdžiai. Žodžiu, varau pro kitur, varau pro čia. O dar vienas dviratėlis. Šiaip pasakyčiau, kad nėra ten super didžiulio kaifo čia po Stambulo važinėti. Nes tokie takai, nors čia realiai fainas takas. Bet va eina žmonės, milijonų žmonių praeina, dabar dar mažai. Pardon. Ir dar nepatenkinti, kad noriu pravažiuoti. Karočią. Iš visų pusių mašinos pravažiuoja, toks. Turi labai daug dairytis. Kad į ką nors neatsitrenkti ir kad tavęs nenutrenktų. Jėzus, čia kelias baisus. Dabar minam į kalną. Jau Laura pavargo. Juokauju. Dabar jau pavargau. Atvykau tokį truputį rudeniškesnį parką. Nes realiai to rudens nelabai matos šitam Stambule, tie medžiai greit lapus numeta. Tai buvo vaizdelis toks, realiai netoli čia namo. Atvažiavau biškį parke pabūt, po to gal važiuosiu iki kavinukės. Gal kavos atsigerti ar kažko užkąst, pažiūrėsiu, kaip tos jėgos leis. Nes čia realiai man reikės į kalną važiuoti, va tą gatvę viršų. Tai žiūrim, ką aš čia toliau nuveiksim. Kol pavažinėjau, realiai sušilau kalnais kalniukais, čia va užsidėjau savo striukę, užrišau, užsegiau, kad nenuskristų man. Bandysiu varyti iki kavinukės. Šiaip fainai tas ruduo, gražu, man labai patinka. Tik čia to trūksta tokio rudens, tų lapų, tokių nelabai būn kaip Lietuvoj, bet reikia džiaugtis, kad nėra šalta kaip Lietuvoj, kad lapkričio 5 dieną aš galiu be striukės važinėti dviračiu. Atsigėriau skaniai savo kavytės, dabar į kalną varaus dviratį, nes čia kalnas aš tikrai jau nepavažiuosiu, nes dar laukia tolokai namo. Ir kaip juokingai buvo, ten kaviniai prieš mane stovi močiutė tokia, ten močiutė su tokiu dėduku, bet ten jau tokia labai sena, su lasdelė viską, ir ten kažką perka prieš mane ir nukrenta maišiukas. Ir aš aišku,
instinktas pirmą padėti senam žmogui. Iš karto maišiuką pakėliau, ten man padėkojo, aš nelabai girdėjau, nes ausinės buvo, tai aš jas prisipildau, bet vis tiek man tą garsą sumažinti, dar ten to labiau tyliai kalba. Po to vėl ten kažką ieško, vėl nukrito maišiukas, aš vėl pakėliau ir tokia truputį supykus ant manęs, man kažką ten sako, maždaug, kad aš pati galiu pasiimti kažką iš tos serijos, bet taip truputį įsižeidus. Ir jos tas dėdukas sako, jin dar labai jauna, ten jis pradėjo ją ginti, kad, kaip bajerį, kad atsieiti, nesupykčiau, kad jinai mane neapšaukė, bet tiesiog taip atsakė man, kad taip aš pati paimsiu. Matyt, žmogus nenori pripažinti, kad jau senas yra, nes jinai po to, kai ėjo pro duris, jin man atidarė duris ir man duris palaikė, kad aš išeičiau, ta prasme, kad jin turi jėgos. Tokia miela, negaliu. Tai va, dabar įdėsime kalnų. Va toks kalnas, svarbu nenusivartyti. Ai, gal reikėtų striukę nusivilti. Šiaip gerai, kad aš tą striukę pasiėmiau. Nes aš sėdėdama dabar kaviniai jaučiu, kad aš realiai biškį suprakaitavus tokia jau. Tai gal jeigu nebūčiau pasiėmus striukės, tai aš tikrai būčiau labai sušalus. Nes būčiau sušlapus su megztiniu ir man nesušildytų manęs dabar kaviniai sėdint. Tai va, užsėkime savo vaiką į kėdutę ir bandykim toliau važiuoti. Siaubingai garsus mano stabdžiai, siaubingai. Verkia mano stabdžiai, verkia. Tai pažiūrėjau, kad gerų laikų išvažiavau, nežiūriu, kad jau, ta prasme, gerai, kad šiandien važiavau pavažinėti. Nes jau kitą savaitę jau šalta, pas mus 14 laipsnių, 13, jau taip artėja tas tikrasis ruduo. Pro kur mes galim važiuoti, važiuojam toliau pro čia, nes čia gražu. Nesupyk, dėdulė, kad aš važiuoju ne dviračių taką, reiktų persirpiokime į dviračių taką. Katino neišgąsdinkim. Čia realiai aš nevažiuoju, aš riedu tiesiog, nereikia man čia nieko spausti. Jokių pedalų nereikia minti. Sorry, balandžiai. Tai va, aš jau grįžau pas savo šuniekus. Pasilgot mamas? Kas mamytės pasilgo? Kas mamytė labiausiai myli? Oi, Jogis, tu labiausiai myli. Matot, kaip jie būna, kad dėl mamytės pykstasi. Gerai, Jogi, jūs abudu mano meilės. Tai labai smagiai mamytė pasivažinėjo, taip? Pasilgot mamos, ko? Tai labai smagiai pasivažinėjau. Taip sakant, tokią fainą dieną turėjau, nes ir sugebėjau susitvarkyti, ką norėjau. Ir padaryti darbus, kuriuos atidėliau, kaip batų spintos tvarkymasis. Taip sakant, ta problema, kuri mano yra didelė, jinai yra didelė tol, kol tu ją tik žiūri iš tolo, kol tu jos nedarai, kol nesprendi. O kai sprendi, pamatai, kad tai nieko baisaus, čia labai daug situacijų atitinka. Ir aš grįžau, kai jau pradėjau čiut linuoti pačiu laiku, nes dar norėjau biškį ratą apsukti čia prie namo. Bet jau pajutau, kad kažkaip čiut krapnoja, tai sakau, varyk Laurai namo. Taip, Jogi, po šuniukus grįžk namo, po savo meilės. Ir norėjau dar tokį dalyką pasakyti. Nes atėjo toks dėkingumas, tai norėjau pasakyti, kad atėjo man dabar toks dėkingumas važiuojant. Dėl to, kad aš Turkijoje gyvenu 14 metų
Ir prieš tai mes gyvenom europiniai pusėje 8 metus, nes aš kai atsikraušiu tenais, aš atsikraušiu pas vyrą, dar buvo mano vaikinas, tai mes kartu lankėm univerą tą patį. Ir tas universitetas buvo ten netoli, nes mano vyras, kai atsikraustė iš pietų Turkijos į Stambulą dėl studijų, jis atsikraustė pas savo seserį, kuri čia jau buvo nutekėjus pas vyrą. Ir mes gyvenam Europai, kadangi arti yra šitas univeras. Ir realiai Europoje normaliai ten gyvena, bet su Azija nepalyginsi, nes šitą Azijos pusę žymiai fainesnė. Ir aš visą laiką taip manifestau, taip svajojau, kad, nes man tas Stambulas yra labai didelis. Didelis tuo, kad daug rajonų, labai daug trafiko, daug kamščių, daug eismo, daug žmonių. Ir čia yra netgi tokia labai įprasta norma, kad žmonės į darbą važiuoja su darbo tais autobusais, vaikus veža mokykliniai autobusai. Tarkim, mano vyras dirba čia prie namų, jam yra 10 minučių peškom, netgi truputį mažiau, jeigu paskubėtum, bet jo darbą pusė žmonių, daugiau nei pusė atvažiuoja iš Europos ir važiuoja apie 1,5 valandos su tuo autobusu, nes ta kompanija, kai ją pastatė, tai jinai buvo europiniai pusė, po to čia atkėlė pas mus, į mūsų rajoną. Ir tarkim, tu važiuoji su autobusu į darbą, ten darbiniu, arba tiesiog su mašina valandą, 2. Vaikai su autobusais toliausiai važiuoja. Visas tas toks, kad realiai tu gyveni mieste, bet tu čia gyveni, bet dirbi ten, mokinės ten, žodžiu, toks vachosas. Ir aš kai tą Stambulo sistemą pamačiau ir aš savo pasakiau, kaip aš nenoriu taip gyventi, aš nenoriu, kad eiti darbą, ten toliausiai važiuoti. Tai vat, kai pradėjau dirbti, tai mano darbas realiai 13 km nuo namų buvo. Tai ryte apie 20 minučių, vakarą būdavo truputį ilgiau, nes kamščių daugiau. Ir aš sakiau, kad nenoriu, kad mano vaikai važiuotų toliausiai mokyklos, aš noriu visur eiti pėstute, ta prasme, kad būtų man viskas ranka pasiekiama, nes aš taip gyvenu Jonišky, nes aš, kadangi iš Joniškio kilus, viskas arti, į mokyklą peškom, į parduotuvės, viskas realiai ranka pasiekiama, arba su dviračiu važinėdavau. Ir mes, kai čia atsikraustėm, ačiū mano draugiai Rūtai, nes jinai čia gyvena prieš mus šitam rajone, ir aš kitą rajoną pamačiau, aš įsimylėjau, nes jis labai žalias, daug tokių gatvelių labai mielo, kur gali ir pasivaikščioti, šunys vedžioja, visi toks visiškai kitoks negu Europai. Ir aš čia kaifuoju nuo to, kad mes čia gyvenam, vyras peškom į darbą gali nueiti, vaikus į peškom nuvedė arba su dviračiu, visur gali nueiti, man prekybos centras šalia namų yra, kai reikia kažko tokio šopintis, net nereikia realiai važiuoti kažkur toli. Tai aš tokį dėkingumą pajutau, kad aš galiu taip gyventi, kaip svajojau, realiai susikūriau savo tokią mažą Lietuvą, mažą Joniškį čia gyvendama šitam rajone. Nes man čia yra svarbu, nes aš nenoriu švaistyti laiko kamščiuose, švaistyti laiko važiuojant vaikus pasiimti, laukiant kamščiuose, laukiant ten, kol mamos tėvai išvažiuos. Nes to chaoso ir taip užtenka, kai tu išeini ten į kokį prekybos centrą, išeini į parkus, tokias žinomesnės vietas, to jau kamščių ir tų visų žmonių pilna ir taip to triukšmo. Tai norisi tokia bent jau tą jaukumą turėti šalia namų. Tai norėjau tiek pasidalinti. O dabar dėkui, kad žiūrėjot. Mano jau šuniukai užmigo abudu šalia manęs. Aš palengva jau eisiu vaikutį savo pasimti iš mokyklos. Ir tiek. Tai jeigu patiko jums šitas mano video, aš tai norėjau truputį ir parodyti, ką veikiu, pafilmuoti ir truputį tokį rudenišką Stambulą jums parodyti, kiek čia matėt, kiek nematėt, kiek čia jo yra dar realiai, nėra labai čia daug to rudens pas mus. Tai jeigu įdomus tokie video, galite pakomentuoti arba parašykit, kokių video norėtumėt, kokie video patinka iš mano pusės. Gal turit klausimų apie Turkiją, apie gyvenimą Turkijoje, dar apie kažką, tai mielai atsakyčiau ar sukurčiau kažką į tą temą. Tai dėkui, kad žiūrit ir iki.